Tasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manivishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vancha Kalpatarvyasya Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Na ir kągi, labas rytas, džiugu, kaip kiekvieną rytą ir jau kiek metų. Iš eilės, kasdien ryte, džiugu vėl visus jūs matyti. Įveikusius, ko tik neįveikiame. Kiekvieną dieną mums vis po nedidelį Kurukšetros mūšį užkuria. Tai aplinkybės Patra. Tai Deiša vieta. Tai laikmetis. Tai ryte, tai naktį, tai vakare, tai dieną. Vis kažkokios kliūtis nedidelės, kad ir nedideli gyvenimo iššūkiai, kuriuos įveikus, jaučiamės herojais, taip? Tai savo vidinį apsileidimą, inerciją, išorinę kliūtį, ar kas tai bebūtų. Tai vat, visi, kurie pasijungia mūsų studijoms, skaitimui, džapai, meditacijai. Grūdinasi ir stiprėja, patirdami pakeliui tuo pačiu Paramananda, aukščiausias prabos transcendentinę palaimą. Taip. Arba tu nugali savo radžaguną, tai reiškia troškimus, noriu visai ko kito. Noriu jaustis valdytojų, kontroliuotojų, besimėgaujančiųjų. Ar pripažįstu aukščiausią autoritetą ir maudausi jo malonėje, palaiminimuose ir patiriu tikrąją sielos prigimtį. Sačitananda, Ananda, palaimingą savo paties tikrąją prigimtį. Tokie žmonės, tokios asmenybės yra pasiekusios gyvenimo tobulumą, jausdamos didžiausią pasitenkinimą savo širdyje, kuris net arti nesulyginamas su jokiu taip vadinamu pasaulietiniu malonumu, kurį taip ir Bhagavatam 10 giesmė, jau paskui vėliau Bhagavatam vadina kaip, taip, to jaus mes jums perskaitysim. Akimirksniu pralekianti, taip vadinama pasaulietinė laimė, arba taip vadinami malonumai, kurie iš tikrųjų įtraukia tave į bedugnę, visą ryjančios aistros bedugnę. Kodėl šita visa ryjanti aistra vadinama bedugnė? Ogi todėl, kad galo krašto nėra. Kas tai yra? Troškimai. Troškimai ir nesibaigiantis norai. Srautas troškimų ir norų. Kiekvieną dieną. Tai va tas, kuris nugali tą srautą, nors ir vieną kitą troškimėlį suima į nagą, sukontroliuoja, jau yra didvyris. Jau švenčia, gali švęsti pergalę. Tai va dėl to sadhana, dienotvarkė. Dienotvarkė ir yra tai dvasinė sadhana. Taip, dvasinė dienotvarkė yra tai, kas
sureguliuoja, sukontroliuoja mūsų minčių eismą, mūsų vidinių minčių srauto eismą nukreipianti tinkamą linkmę, transcendentinę, absoliuto linkmę. Na ir kaipgi tos maldos gražios, išaukštinančios, sublimacinės maldos Vasudevos ir Devaki veikia mūsų širdį. Ogi taip. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Na vat. Ir Krishna kreipiasi į Vasudevą ir Devakį. Na, galim nesunkiai nuspėti, įsivaizduoti, kad raminančiuoju tonu ir raminančiaja tema. Shri Bhagavanu vačia, tvam eva purva sargebo, prishni svayam bhove sati, tada jam sutapa nama, Prajapatir akalma šaha. Aukščiausias Dievo asmuo kreipiasi į mamą žodžiais: mano brangi mama, motina. Skaisčiausia iš visų dorų moterų. Praėjusį gyvenimą Svajambhuva epochoje. Apie manų epochas mes esam skaitę, kad kiek jų apsireiškia per vieną Brahmos dieną. Dėl to Svajambhuvos epochoje tu vadinaisi Prishni. O Vasudeva tuomet buvo dorybingiausias Pradžapatis vardu Sutapa, vyras jos. Ir apie tai jau mes irgi skaitėme apie. Ir iš to galima matyti, kad viešpaties tėvai yra amžini jo palydovai, savo tauriomis širdimis prisikviesdami viešpatį savo šeimą. Tai vat, aukščiausias Dievo asmuo, dar jis čia neįvardyjamas kaip Krišna, bet gimęs pas Devakį ir Vasudevą, ne pirmą kartą tapo jo motina, buvo su ja ir anksčiau, ir Krišna amžinai renkasi tėvus iš daugybės savo bhaktų, ir kadaise Devakį jau buvo viešpaties motina ar Vasudeva, o Vasudeva tėvas, ir vadinosi jie Prišni ir Sutapa. Kai aukščiausias Dievo asmuo nužengė į materialų pasaulis, apsireiškė per savo amžinuosius tėvą ir motiną. O šie laiko Krišną savo sūnumi. Todėl toksai jo atėjimo žaidimas, apsireiškimo šio pasaulio žaidimas ir vyksta amžinai. Todėl ir vadinamas Nitya, amžinas, Lila žaidimas. Todėl nedera tuo stebėtis ar iš to juoktis, nes pas viešpas Bhagavad Gitoje patvirtina: Janma karma čia mėdėvjam, evam jovėti tatvataha. Tyaktva deham punarjanma naitimam etis Arjuna. Taip, paskutinių mūsų netolimųjų skaitinių vienas dažniausiai, bet kuriuo atveju nerečiausiai cituojamų posmų iš Bhagavad Gitos. Taip, Janma karma čia mėdėvjam. Tas, kuris dabar ir artėja Krišnos Džanmaštamis, jau rytoj švenčiame jo brolio Balaramos gimtadienį, Balaramo Purnimą. Ir taip, rytoj pilnatis. Na ir užtemiamas, nežinau, kaip čia jį pavadinti, kaip tyčia ar kaip netyčia, rytoj dar ir mėnulio pilnatis. Per Balaramos apsireiškimą. Tai atrodytų kaip ir viešpaties Čaitanjos Mahaprabhu apsireiškimo metu prieš 500 metų. Irgi per jo gimtadienį buvo pilnatis ir užtemimas, bet jis panaudojo tai visuotinam palankumui iššaukti,
nes pagal vedinę tradiciją bet koks užtemimas bet kurios planetos yra labai nepalankus. Ir kad jį neutralizuoti, doringieji, pamaldieji, satviškieji, kaip taisyklė, atlieka askezę ir viešpaties Čaitanės Mahaprabhu laikais visi kartojo šventus viešpaties vardus, kad neutralizuoti nepalankų įvykį, o ne stebėlytis į planetą ir neatsigerėti, kaip ją užtamsuoja kita planeta. Tai va, matome, kad kardinaliai priešingi požiūriai. Tamasinis, stebėlytis ir neatsidžiaugti vaizdu užtemstančios planetos, kraupus pavyzdys, arba satviškas būdas melstis ir atnašauti jagiją ir atlikti tapasiją, kad neutralizuoti tokio nepalankaus visuotinio, mūsų planetos atveju įvykio. Na, o džanmaštamis, neužilgo ir Krišnos gimtadienis, džanmaštamis ypatingai palankus metas, Krišnos apsireiškimo gimtadienis, jau švenčiamas 5000 metų. Taip. Ir dėl to Krišna sako, džanma karma, mano apsireiškimas ir mano veiksmai, karma turime omeny jo veiksmai, yra divja, dieviški. Ir dėl to, kas suvokia transcendentinę Krišnos, mano, jisai savo asmeniu pirmų kalba, mano atėjimo ir žygių. Taip, karma viešpaties atveju verčia mane kaip karma su pasiekmėmis karminėmis, bet verčiama kaip žygiai. Žygiai tai reiškia kiekvienas veiksmas šlovintinas ir neša palankumą visai visatai. Dėl to, kas suvokia transcendentinę diviją, dievišką Krišnos apsireiškimo ir veiksmų žygių esmę, tas palikęs kūną daugiau negimsta materialiam pasaulyje, bet eina į amžinąją mano buveinę. Tai reiškia grįžta į dvasinį pasaulį. Vat. Ir čia įdomu, kad pasakyta esmę. Tai tas, kuris klausosi tų žaidimų, studijuoja Puranas, Bhagavatam, visų pirma, Bhagavad Gita, ir po truputį perima supratimą taip, kaip jis ir turi būti, arba Bhagavad Gita kokia yra, supranta žygius ir atėjimą viešpaties, kaip jie yra, o ne interpretuoja majavadiškai, ateistiškai, asūriškai. Taip? Tas keliauja į dvasinį pasaulį, nes tampa adekvatus. Reiškia, pilnai atitinka vedų traktuotę įvykių ir įvykių. Ir dėl to automatiškai kvalifikuojamas išsivadavimui arba grįžimui atgal į dvasinį pasaulį. Tai vat, aukščiausio Dievo asmens atėjimo ir išėjimo slėpinius pasistengime suprasti vadovaudamėsi vedų autoritetais, tai reiškia parampara, tai reiškia ačarėmis, o ne savo vaizduotę, kaip man atrodo, arba kaip aš suprantu, arba kaip aš įsivaizduoju. Tai va, irgi labai svarbu suprasti tą raudoną liniją, kad taip nelengva paaukoti savo subjektyvų supratimą. Ne tik tai dvasinio pasaulio, dvasinio objekto atžvilgiu, bet ir šio pasaulio atžvilgiu. Dėl to mes matome ir minimi tokie ciklai kaip pradžiapačių gyvenimo ciklas, dživos gyvenimo ciklas, pusdievių gyvenimo ciklas, Indros, Brahmos gyvenimo ciklas ir net Brahmos ilgiausiai gyvenančios gyvos būtybės dživos šioje visatoje, šioje kūrinyje. Trukmė yra su amžinybė palyginus net ne akimirksnis, neįsivaizduojamai menkas
laiko tarpas. Bet iš kitos pusės, ką jau tada kalbėti apie mūsų gyvenimo trukmę, žmogaus planetoje gyvenimo trukmę. Tai aplamai net ne laiko tarpas. Tai, net ne laiko tarpas. Neįsivaizduotinai trumpa akimirka. Taip, ir apie tokias akimirkas arba laiko matavimo vienetus Vedos šastra kalba lavamatra. Pavyzdžiui, lavamatra yra 1/11 sekundės dalis. Ir pasirodo, užtenka 1/11 sekundės dalies, kad sąlygota siela perimtų arba suvoktų absoliučią tiesą. Bet tai įmanoma tik tai sadhu, šventos asmenybės malonės dėka, kuri perduoda šitą malonę iš viešpaties savimi. Va. Taigi, pasirodo, kad galima nugyventi brahmos gyvenimą ir nerealizuoti absoliučios tiesos, tai reiškia neįtikėtinai ilgas mūsų matavimų laiko tarpas, o galima ir pagal mūsų žmonių matavimo vienetą, tokį kaip lavamatra, realizuoti absoliučią tiesą. Tai vat, studijuojant ir skaitant apie tokius stebuklus, labai smagu patirti tą stovį, tą būseną, tą bhavą. Atmaramas čamunajo yra vedinis terminas, vedinė šloka, atmaramas čamunajo, kur sakoma, kad tokie atmaramos. Atmarama tai asmenybė, kuriai, kad būti laimingai, palaimingai, nereikia jokių išorinių materialių faktorių. Namų, stogo, banko sąskaitos, šeimos, dar kažko, bet kokių materialių faktorių, kurie mus sąlygoja neįtikėtinai suvystyti esame. Ir kaip skaitėme, jau šiandien minėjome, bedugnėje. Sąlygota siela gyvena šuliny arba aistraus gūnos, radžia gūnos bedugnėje. Tai reiškia, beviltiškai permirkusi, persisunkusi troškimais. Ir su tais troškimais atrodytų, kas čia tokio, bet tai, kad jie gainioja sąlygotą sielą, atimdami jo meditaciją arba koncentraciją arba susikaupimą arba prisiminimą transcendentinės divya objekto, dieviško objekto. Tai vat pasaulietiniai rūpestėliai atitraukia, užgožia bet kokią perspektyvą dvasinę sąlygotai sielai. O iš kitos pusės sadhu sangas arba šastrahoj, lavamatra sadhu sangas arba srihoj, kad akimirka 11 sekundės dalis užtektina tam, kad sutikus sadhu atkurti, pažadinti dživdžago, pažadinti savyje pagaliau tą transcendentinį troškimą, atato brahmadžigyasa, užduoti klausimus apie dvasinę būtį. Tai va. Todėl tas, kuris pasikliauja savo fantazijomis apie aukščiausią Dievo asmenį, pasmerktas nesėkmei. Ar tai būtų asura, majavadis, impersonalistas, budistas, kas jis bebūtų, pasmerktas nesėkmei. Ir kame yra ta nesėkmė? Likti šiam pasaulyje. Net ir sunaikinus visą kūrinyje brahmos gyvenimo pabaigos momento, sąlygotos sielos nerealizavusios savo dvasinės prigimties pagal vedų mokymą keliauja atgal į Mahavišnu kūną, kuriame vėl neįtikėtinai ilgą laikotarpį laukia sekančio šanso gimti vėl materialioj kūrinyje, kai viešpats Mahavišnu vėl iškvėps visas gyvasias būtybės. Tai vad, avadžananti mamudha
Manushim tanam ashritam parambhavam ajananto mama bhuta maheshvaram. Vėlgi, Bhagavad Gita, pagilinant mūsų supratimą Bhagavad Gitos reikšmė, viešpats apsireiškia Bhakto sūnumi dėl savo parambhavam. Žodžiu, bhava vadinama tyros meilės būsena, kuri neturi nieko bendro su materialiais tarpusavio santykiais. Parambhava, paramananda ir taip toliau. Parambhava. Dėl savo parambhavos, param aukščiausios nuotaikos, tyros meilės būsenos. Kiekvienas žodis, kiekvienas sakinys, kiekviena reikšmė turi neįtikėtinai neaprėpiamą, nesibaigianti transcendentinį komentarą. Tai va, mama bhuta maheshvaram parambhavam ajananto. Avadžananti mamudha. Tai avadžananti mamudha reiškia kvailiai išjuokia Krišną arba Bhagavaną arba absoliutą. Taip, avadžananti džan, avadžananti mamudha. Taip, na, ką toliau Krišna sako? Juvam vai brahmanadishtahu prajasargiyada tata sanyamindriyagramam tipati paramam tapaha. Ir kaip? Viešpats Brahma įsakė jums gimdyti palikuonius, jūs visų pirma pažaboję juslės ėmėtės sunkių askezių. Na, irgi puikiai pamoka, kad bet ką pradedant, bet kokią užduotį, pradžioje reikia atlikti askezę, kuri garantuoja sėkmę. Taip atrodytų veiksmas pagimdyti palikuonis, sūnų, dukrą pagimdyti yra tikslas. Ne, pagimdyti dorą, sąmoningą džyvą, štai kur yra tikslas. O tam reikia, kad į tavo šeimą tokia džyva ateitų. Bet jeigu tavo širdis nešvari, švelniai tariant, pilna anarchų, pykčio, neapykantos, pavydo, geismo, na tai į tavo šeimą, tavo širdį neapsireikš tokia džyva, dora, tauri. Dėl to, jeigu prisimenant vėlgi Bhagavatam istoriją, Brahma savo pirmiesiems 4 sūnums, Kumarams, Sanandanas, Sanat, Sanakas, Sanatanai Kumarui, įsakė, mano sūnus, jums užduotis gimdyti džyvas šiame pasaulyje, kad apgyvendinti visatą jomis. Ir jie atsakė, tėti, labai džiaugiamės girdėdami tavo nurodymą, bet ne. Nenorime ir jie buvo jau buvo tokios realizuotos sielos, kad jie suprato, kad šeima, palikuonis, taip toliau, įtrauks tave į nesibaigiančių troškimų pildymo ir patenkinimo, kas ten bebūtų, vandenyną, upę, srautą, bedugnę, jūrą ir galo krašto nebus. Ir jie sako, tėti, mes norime likti realizuotomis sielomis ir rūpintis tik tai dvasinė gyvenimo pusė. Tėtis, aišku, nebuvo patenkintas, bet toliau sukūrė saptarišį, sekančius 7 išminčius, kuriems pavedė toliau tą pačią užduotį. Dėl to matome, kad Sutapa Prišni pateko į tą kategoriją, kad klusniai vykdė Brahmos nurodymą. Na tai yra ir viešpaties nurodymas, bet įdomu, kad jo pirmieji 4 sūnus Kumarai atsisakė paklusti Brahmai, patenkino viešpatį. Patenkino viešpatį, nes jeigu tu nevykdai savo pasaulietinių pareigų, kitaip sakant, jeigu tu brahmanas, kšatrijas, vaišė ar šudra,
ir nepatenki į, bet kuriuo atveju pagal prigimtį tu kažkuris iš jų esi, bet nevykdai savo pareigų, tu pasaulietinių pareigų tame tarpe, taip, su dvasinė intencija, žinoma, bet netiesiogiai. Tai tu, esi destrukcijos, kančios ir disharmonijos šiam pasaulyje, priežastis. Čatur varnė majas rištam. Ir Krišna Bhagavad Gitoje sako, šitas visuomenė yra padalinta į keturias varnas ir 4 ašramas. Varna, ašrama. Taip. Tam, kad kiekvienas atlikdamas savo pasaulietinės pareigas evoliucionuotų dvasiškai. Kaip? Atlikdamas pareigas išmoktų atsižadėti veiklos rezultatų, aukodamas juos aukštesniam tikslui ir evoliucionuodamas dvasiniam keliui. Tai tokia padėtis yra dživų patekusių į materialią kūrinyje. Tu jau gimęs esi įpareigotas atlikti savo pareigas ir dėl to ignoravimas savo prigimtinių pareigų yra savo gyvenimo destrukcija. Ir visuomeninio gyvenimo destrukcija, ir tautos destrukcija, planetos destrukcija, visatos destrukcija. Matome, kad prieš atliekant pareigas tu turi išsiaiškinti, tu turi būti išlavintas, edukuotas, išmokytas supratimo, kokia tavo prigimtis, kas tu, brahmanas, kšatrijas, vaišė ar šūdra. Taigi, šiame posme ir nurodyta, kaip panaudoti savo juslės ateinančios kartos kūrimui. Pagal vedų principus prieš pradedant palikuonis būtina pažaboti juslės. Ir tam skirta garbhadana samskara, tai reiškia prieš palikuonių pradėjimo askezių atlikimas. Garbhadana samskara. Indijoje šiuo metu aktyviai propaguojamos mechaninės priemonės gimstamumui reguliuoti. Tačiau mechaniška gimstamumo kontrolė, taip paėmus ir neįmanoma. Arba yra dirbtina, nenatūrali. Pasak Bhagavad Gitos, Janma mrityu jaravyadhi dukha doshanu darshanam, kad Janma mrityu, gimimas, mirtis, senatvė, džara, senatvė, ligos, vyadhi, nebejotinai yra didžiausias materialaus pasaulio negandos, dėl to žmonės mėgina kontroliuoti gimstamumą, tačiau nepajėgia kontroliuoti mirštamumo. O tas, kuris nepajėgia sustabdyti mirties, nesustabdys ir gimimo. Tai kitaip sakant, galimybė dirbtinai reguliuoti gimstamumą nedidesnė už galimybę dirbtinėmis priemonėmis išvengti mirties. Taip, vaistai, farmacija, chirurgija, atrodytų, padeda išvengti laikinai, išvengti mirties. Bet ar gyvenimas nuo to džiaugsmingesnis ir laimingesnis? Net klausimo nekyla. Todėl pagal vedų civilizacijos nuostatas vaiko pradėjimas neturi prieštarauti religijos principams, o taip savaime reguliuojamas gimstamumas. Todėl ir Bhagavad Gitoj Krišna deklaruoja dharma virudha bhuteshu kamosmi, kamosmi, kad lytinis gyvenimas kama, neprieštaraujantis dharma religijos principams, tai aukščiausio viešpaties apraiška. Taip, tai irgi dharma, lytinis gyvenimas arba vaikų pradėjimas vardan aukštesnio tikslo. Tai reiškia prisišaukti į šeimą satviškos dūšios. Žmonėms reikalingos žinios, kaip atliekant samskaras, visų pirma, garbhadana samskaras, susilaukti gerų vaikų. Nedėra reguliuoti gimstamumo dirbtiniais būdais, nes taip kuriama gyvuliška civilizacija. Ir kai žmonės seka religijos priesakais, gimstamumas reguliuojamas savaiminės dvasinių žinių įgyja žmogus, suvokia ką?
kad lytinis gyvenimas atneša visokiojopas tik kančias. Bahuduka badžia. Na ir dvasiškai pažengusiam žmogui svetimas lytinis palaidumas. Todėl užuot žmonės atsisakyti lytinių santykių ir uždraudus jiems gimdyti daug vaikų, reikia suteikti jiems dvasinių žinių, kad tokiu būdu gimstamumas būtų natūraliai suvaldytas arba kad ir kaip bet kurios kitos funkcijos ar veiksmo atveju dvasiškai išprusęs žmogus viską atlieka sąmoningai. Tuo pačiu ir giminės pratęsimą atlieka sąmoningai, o tai reiškia mažiausiai atsakingai. Taip. Ir žmogus ryžtingai siekantis dvasinės pažangos. Ryžtingai, tai reiškia įveikiantis visas mentalinės, emocinės ir intelektinės kliūtis. Ryžtingai. Nepradės vaiko, jeigu nesugebės iš jo išauginti bhakto. Taip, ir Bhagavatam apie tai deklaruoja, kad jeigu negali garantuoti savo palikuonėms ar pavaldiniams, ar kas taip bebūtų nuo tavęs priklausomas, negali garantuoti jam išsivadavimo, tu negali būti vadovu, lyderiu, tėvu, motina ir panašiai. Ir cituojama Bhagavatam 5 giesmė, 5 skyrius, 18 tekstas, kur sakoma pitana sasyat. Pitana sasyat. Tai reiškia, kas negali apsaugoti savo vaiko nuo būsimų gimimų ir mirčių, tam nevalia tapti tėvu. Tai čia trumpa ištrauka. 5.5.18 ir jeigu grįžti ir kreiptis į patį posmą, 5.5.18, tai yra viešpaties Rišabhadevo, irgi Šakti Viešavataro viešpaties įsikūnymo Rišabhadevos nurodymai savo sūnūs. Ir 18 posmas taip ir skamba. Tas, kuris nesugeba išlaisvinti savo pavaldinių iš samsaros rato, gimimų mirčių rato, neturi teisės tapti dvasiniu mokytoju, neturi teisės tapti vyru, neturi teisės tapti tėvu, neturi teisės tapti motina ar pusdieviu, kurį šlovina arba kuriam lenkiasi paprasti mirtingieji. Gururna sasyat svadžanona sasyat, pitana sasyadž džananina sasyat, daivam na tatsyan, na patiščia sasyan, na močia jedjah samopeitam mrityum. Taip, 5 giesmė, 5 skyrius, 18 posmas, labai žymus. Gana dažnai cituojamas ačarijų. Gururna sasyat, svadžanona sasyat, kad negali būti dvasiniu mokytoju, jeigu arba tėvo, arba motina, arba vyru, mama, pusdieviu. Taip. Daivam, taip. Daivam na tatsyan, ar pusdieviu net negali būti, jeigu negali išvaduoti pavaldinių, o taip pat, palikuonių iš mirties gimimo rato. Kitaip sakant, ką tai reiškia? Kas tu bebūtum? Mama, tėvas, sakoma, kad mama pirmasis žmogaus gimusio tika yra guru, mama, guru, auklėja. Privalo pašvęsti savo dukrą, sūnų dvasiniam vertybėm, pašvęsti į dvasinės vertybės, vedinės kultūros, vedinio mokslo vertybės, privalo. Taip, tai yra nerašyta visatos
reikšmės pareiga, kad esant tėvams, tu privalai auklėti savo vaikus švelniai, supratingai, sąmoningai, dvasinę kultūrą ir dvasinį mokslą. Priešingų atveju tu neturi teisės. Tai mes matome, kad kokia dabar situacija. Dėl to ir matome, kad socialinė situacija betvarkė. Žmonės net, jaunimas net nebeveda, nebešvenčia vestuvių, nebeveda, o tiesiog susibėga gyventi lytiškai kartu. Ir pagrindinis tikslas mėgautis, o ne auginti dvasiškai sąmoningus palikuonis. Dėl to net ir gimstamumą reguliuojant mechaninėmis priemonėmis, tai tiesiog kuria savo gyvenimo košmarą ir visuomeninę destrukciją. Apie ką Bhagavad Gitos pirmam skyriui pačioj pradžioj Arjuna ir postringauja Krišnai, sako, Varna Shankara. Tai reiškia nepageidautini palikuonis, vaikai, kurių nelaukia, kurių neapgaubia meilę ir kurių neauklėja dvasinėmis vertybėmis. Dėl to Ačarijos ir sako, o kur šito mokoma? Kur dvasinių vertybių šeimoje mokoma? Atsakingas tėvas niekada nepradės palikuonių, tarsi šuo ar katė. Tai reiškia rujojant. Užuot raginus dirbtinai kontroliuoti gimstamumą, reikia mokyti žmonės Krišnos sąmonės pagrindų, nes tik taip jie suvoks savo atsakomybę už palikuonis. Jeigu žmogus sugeba pradėti vaikus, kurie taps bhaktais, Garbadana samskara, ir bus mokomi, kaip ištrūkti iš gimimo mirčių rato, Mrityų samsara vartmanį, jam nebereikės reguliuoti gimstamumo. Priešingai, tokį žmogų būtina skatinti pradėti vaikus. Apie tai ir viešpats Brahma kalba savo vaikams, pradžia pačiams, tie, kurie privalo turėti tūkstančius, dešimtis tūkstančių, šimtus tūkstančių, milijonus palikuonių, taip kaip pradžia pati Dakša turėjo 10 000 sūnų Hariašvų, kuriuos Narada Muni iš jo praktiškai nugvelbė. Arba pradžia pati Dakša sako, štai mano 10 000 sūnų, turite toliau tęsti giminės plėtros projektą, planą. Bet Narada Muni sako, o kokia prasmė? Kokia prasmė įsitraukti į pasaulietinį gyvenimą? Geriau eikite dvasiniu keliu. Ir Hariašvos, 10 000 Hariašvų stojo atsidavimo tarnystės kelian. Oi, pradžia pati Dakša, tėvas pasiuto. Jis pagimdė dar 1000 sūnų, bet ir juos ir sekančią partiją pradžia pačio Dakšos sūnų, Narada Muni irgi į bhakti kelią nukreipė. O tada jau pradžia pati Dakša prakeikė Narada Muni, sakydamas, kad neturėsi ramybės gyvenime tu. Dėl to esi niekšas, taip, dažniausiai dvasiškiai nusipelno iš pasauliečių tik tai prakeikimus. Kritiką, persekiojimus, draudimus ir taip toliau. Taip. Ir dėl to pradžia pati Dakša prakeikė Narada Muni, kad 3 dienas tu neturi, daugiau kaip 3 dienas negalėsi pasilikti nė vienoje vietoje. Ir tai iš tikrųjų gavosi kaip palaiminimas, kad Narada Munis nenuilstamai keliauja po visatą, pamokslaudamas Krišnos sąmonę. O Ačarijos ką sako, kad dirbtinės gimstamumo ribojimo priemonės neatneša jokios naudos ir ar vaikai bus pradėti, ar nebus pradėti. Visuomenė, kurios nariai primena kates ir šunis, niekada nebus laiminga, gimdydama Varna Shankara, nepageidautinus palikuonis, nesąmoningus, o nusikalstamus. Todėl būtinas dvasinis švietimas, kad žmonės užėt pradėję vaikus tarsi katės ir šunys imtųsi askezių susilaikymo, stengdamiesi padovanoti pasauliui
bhaktus ir tai atneš visam pasauliui sėkmę. Gražus, nuostabus gražus posmai. Na, bet tikimės, kad mūsų keliautojai po Tibetus, Himalajus ir viešpaties Šivos kalnus nepateko į Himalajuose įvykusią neįtikėtino masto griūtį purvo vandens, kur sakoma, kad keletas lietuvių turistų irgi, ar apie virš 500 užsienio turistų žuvo, buvo nuplauti srauto purvo griūties Himalajuose. Ir sakoma, kad lietuviai irgi kažkas iš lietuvių žuvo. Tai tikiuosime, kad mūsų pažįstami artimieji nepateko į šitą griūtį. Tai niekada nežinai, gali išsiruošti į turistinę kelionę ir patekti į neįtikėtinus sunkumus, komplikacijas ir kaip vadinama force majeure arba kaladėša patra, nepalankęs aplinkybės. Tai te saugo visus viešpats Krišna. Dėkojame Jums už dėmesį. Tokios šiandien mūsų mintis. Vėlgi atsakomybės, jagijos ir tapasijos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Iki rytojaus.